Labas vakaras, mieli bendrakeleiviai gerovės link. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, šį vakarą mes susitinkam ir kalbėsime apie svarbiausius mums aktualiausius dalykus. Tai vienas iš tokių dalykų yra ta lietuviška žiema, kuri neplanuoja baigtis ir nesibaigs, nes pagrindiniai mūsų grupės šamanai blynų nevalgė. Tai nusiteikite taip iki kovo vidurio ar pabaigos, kad tikrai bus sniegas ir šaltis. Bet mes galim sau padėti. Labai įdomus pas mus atsirado produktas naujas, kurį aš pamačius pagalvojau, jo, tai man tikrai nereiks. Ir dabar aš kiekvieną dieną jį naudoju, jau bus 2 savaitės ir nuostabus dalykas, o kas tai yra, papasakos mūsų profesionali grupės kosmetologė Aurelija Žimančienė. Labas vakaras. Labas vakaras visiems, labas vakaras Rūta. Tai dabar Aurelija pasakyk, kasgi papildė mūsų Artistry visą tą portfelį vadinamą veido priežiūros priemonę, kurios nebuvo, kuri yra visiškai kitokia negu iki šiol mes turėjom ir kas tai per stebuklai? Gerai, tai pradėsiu turbūt pirmiausia nuo tokio klausimo, retorinio klausimo, nes atsakymų čia mes negirdėsim. Kaip jūs galvojate, kokį papildą dažniausiai vartoja visame pasaulyje žmonės? Ir net vartoja nuo kūdikystės. Tai yra, aišku, omega 3. Ir šitą papildą visi pripažįsta, kad ir kokie skeptikai būtų žmonės ir skeptiškai nusiteikę įvairių papildų atžvilgių. Omega 3 visiems reikalinga. Ir galim pasakyti, kad omega 3 rūgštis veikia žmogaus organizme visą kūną, bet kol ateina jos iki odos, užtrunka tam tikrą laiką. Ir Artistry sugalvojo unikalią galimybę mums tą procesą pagreitinti. Ir sukūrė omega lašus. Ir tie omega lašai iš tikrųjų yra unikalus produktas. Aš galiu pasakyti, Rūta, tą patį, ką tu sakei. Jau tikrai aliejai man veidui nebus reikalingi. Aš tą galvojau, aš net buvau įsitikinusi, kad moteris, kurios tepa aliejumi savo veidus, tokį ar kitokį, kad jos tiesiog nepadeda savo, o kenkia. Na, nebent trumpam kažką galėtų padaryti. Nes iki šiol rinkoje mes nežinojom, kad yra aliejus, kuris neužkemša porų. Nes jeigu tradiciškai naudotume aliejų odai, tai mes po to būtinai turime naudoti šveitiklį. O jeigu nenaudojame šveitiklį, tai ką aliejus darytų paprastai? Jisai priklijuoja tas ląsteles, kurios turėtų natūraliai nukristi, bet jos prisiklijuoja ir tada tas sluoksnis ant sluoksnio susideda ir pagaliau gali atsirasti net ir opos. Ir visiškai skirtingi yra Artistry omegos lašai. Kaip jie veikia, mes galim pasižiūrėti toliau. Šiek tiek jums anatomijos. Odos struktūra, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti. Oda susideda iš tikrųjų iš 3 sluoksnių, nes odos lipidinis barjeras priklauso prie epidermio. Ir dabar galime kalbėti mes įvairiais terminais. Na, savo žargoną turi daktarai, savo žargoną turi info atstovai, savo žargoną turi finansininkai ar ne, ir savo žargoną turi kosmetikai ir kosmetologijos mokslas. Ir jeigu mes imsime ir kalbėsime odos lipidų barjeras, epidermis, derma, poodiniai riebalai, dažnai susidaro klausimas, aš nesuprantu šitų terminų ir man jų nereikia. Tai aš dabar pagalvojau ir nusprendžiau priartinti mums prie buities šitą mokslą ir pasižiūrėti, kaip vyksta namo statyba. Namo statyba pradedama nuo pamatų, ar ne? Ir poodiniai riebalai tai yra tas apatinis sluoksnis, kuris sudaro
riebalinis audinys, suteikia odai tokį minkštą pagrindą. Ir tai, jeigu yra namui padėti geri pamatai, tai ir visa namo struktūra kyla aukštyn labai greitai. Taigi toliau einam derma, kai iškyla sienos ir visa instaliacija. Visa instaliacija tai yra derma palaiko ir apsaugo kūno temperatūrą, leidžia jausti per odą. Ir tai yra, na, sakykime, visos mūsų šilumos instaliacijos, vandentiekis mūsų, elektros išvedžiojimai, tai kaip būtų mūsų nervų ląstelės odoje, ar ne, tai būtų visokie, nervų ląstelės, kraujagyslės, ar ne, galim taip sakyti. Tada kylam į viršų ir susiduriam su epidermiu. Epidermis tai yra apsauginis, namo sienos, pagrindinis dalykas. Namo sienos, kurios apsaugo mus nuo lietaus, nuo šalčio, nuo tokios žiemos, visas šilumos, izoliacijos visos, ar ne? Tai yra epidermis apsaugo mūsų odą nuo išorės poveikio. Bet jeigu ten būtų tik tai, jeigu imtume tą pačią namo metaforą, sluoksniai vato, dar kokiu kartonu, kokio gipskartoniu, tai to neužtektų. Turi būti plytos. Ir kas tos plytos yra? Tai odos lipidinis barjeras. Vėl pasidaro toks, tie terminai tokie nelabai aiškus, ar ne? Tai viršutinis odos sluoksnis, kuris saugo mus nuo tiesioginio poveikio oro, sakykime, ar ne? Ir viršutinis epidermio sluoksnis, vadinamas dar raginiu sluoksniu, tai apie ką aš kalbėjau? Jeigu mes teptume su įprastais aliejais, tai yra tokios ląstelės, korneocitai, ar ne, kurie nukrenta, turi nukristi natūraliai nuo odos. Ir ar žinot, kas yra mūsų dulkės kambariuose? Tai mūsų yra oda, nukritusios odos ląstelės. Ir mes kiekvieną dieną, valydami dulkės su skuduriuku, mes valome savo odos ląsteles nukritusias nuo mūsų. O jeigu turime gyvūnų, tai ir gyvūnai taip pat krenta. Viskas keičiasi, nes ląstelės vienos numiršta, tada kitos kyla, ar ne? Ir vėl prasideda procesas iš naujo. Tarp tų plytų, jeigu jūs čia matote, ar ne, dabar, kaip plytos yra sudėliotos, ar ne, tarp tų plytų yra lipidai. Tai yra cementas, kuris turėtų būti lankstus, prisotintas vandens, prisotintas riebalų rūgščių. Cholesterolis čia vaidina, jūs matot, čia parašyta žodį cholesterolis, jis vaidina čia teigiamą vaidmenį, nes be jo mes negalėtume įsiversti, mūsų oda nebūtų tokia sveika, kokia jinai dabar yra. Ir taigi šitie lipidai veikia kaip skiedinys ir užpildo tarpus tarp viršutinių sluoksnių, tarp korneocitų, jeigu norit čia pasakysim tą raginį sluoksnį. Tai štai šitaip susidaro mūsų oda. Kodėl tą aiškinu? Todėl, kad paskui pasakysiu, taigi kur tas aliejus veikia. Galim skleisti toliau. Taip. Ir omegos rūgštis, omega labai svarbus lipidų barjero elementai, ar ne? Ir suteikia odai, va būtent tiem tarpam tarp ląstelių, ar ne? Suteikia odai elastingumą. Per odą aliejus gali patekti, ar ne? Ir nebereikia mums naudoti tiesiog per virškinimo traktą, kad ateitų ir ilgiau užtruktų, ar ne? Taigi veikiame dabar odą iš dviejų pusių. Veikiame išoriškai, ar ne? Taip, ir aš galiu kaip tam paveiksliuke parodyti. Bet aš tai darau ir delniuką. Mes mokysimės, kaip reikia tą aliejų daryti, ne? Čia tik parodo. Ir iš vidaus geriame omega-3 rūgštis, ar ne? Ir dar ką pasakysiu, turbūt ten kita skaidrė bus, kad iš kelių omegos rūšių susideda šitas mūsų aliejus, ar ne? Tai stiprinam odą iš vidaus, gerdami omegos papildus, ir stiprinam odą iš išorės.
Taip. Ir štai Artistry sukurtas, Skin Nutrition omega lašai. Lengvai įsigeria veido aliejus, sustiprina lipidų barjerą, suteikia ilgalaikę hidrataciją ir užfiksuoja drėgmę iki 24 valandų. Padeda nuraminti sausą odą. Ir čia reikia pasakyti, kad šita drėgmė, kurią suteikia aliejus, jinai yra reikalinga ne tik tai sausai odai, bet ir riebiai odai. Nes riebi oda, kodėl ji atsiranda? Mums reikia ieškoti priežasčių. Dar galime sakyti, išsiskiria sebumas, ar ne? Jeigu mažai sebumo išsiskiria. O kas tas sebumas? Jeigu imtume vėl namo metaforą, tai būtų lyg stogas, ar ne? Tai yra išorė. Sebumas yra išorėje, o lipidai yra viduje. Ir tas odos barjeras, jeigu jisai yra pažeistas, tai riebi oda įjungia gynybinę reakciją. Ir reiškia, gali būti labai dehidratuota. Taigi šitas aliejus mums padeda subalansuoti, kokia oda turi būti. Ir dar kitą dalyką turiu pasakyti, kad šitas aliejus neužkemša porų. Todėl jūs nepateksite į streso būseną, kad jūsų odos sluoksniai negyvi, kelsis vienas ant kito, klijuosis ir ką galės padaryti. Pasižiūrėkit, kiek augalinių aliejų iš Nutrilite ūkių sertifikuotų partnerių yra sudėta. Baltųjų šalavijų sėklų aliejus, nakvišo aliejus, moliūgų sėklų, agurklių, migdolų aliejus, moksliškai pagristas vitaminas E, ryžių sėlenų aliejus, daržinių digminių aliejus, dumblių aliejus, makadamijų riešutų aliejus ir putonės sėklų aliejus. Aš labai gerai atsimenu, kai mes anksčiau turėjome makiažo valiklį su makadamijų riešutų aliejumi. Tai irgi buvo fantastiškas dalykas, aš iki šiol jo pasigendu. Tai štai matome, kad čia iš šitų augalų mes gauname omega 3, omega 6, omega 9 rūgščių. Tai va, ir dar 7. Tai 4 omega rūgštys. Omega 3, omega 6, omega 7 ir omega 9 rūgštys. Ir E vitaminas. Dabar kitas dalykas dar. Ką galim pasakyti? Kad šitas produktas labai gerai įsivažiuoja į mūsų dienos rutiną. Ir jeigu mes jau daug kartų esame kalbėję, kad pirmiausia odą valome, po to tonizuojame, po to atliekam serumavimą savo pasirinktais serumais, C vitaminą su hialurono rūgštim, ar ne, arba turime senėjimą stabdantį arba koreguojantį serumą. Ir po to mes galime naudoti omega lašiukus. O paskui akių kremą ir dieninį kremą ir drėkiklių su SPF. Tai mes tą puikiai žinom, ar ne? Ir vakarinę rutiną nuo makiažo valiklio pakartojame viską, ar ne? Ir vakare uždedame kaukę. Dar galim pasakyti, kad mes turime čia nepamiršti, tie, kas turi mūsų Derma Architect, ar ne? Artistry, kas turi kitą aparatą, mes galime naudoti tą, ką naudojame, nes omega 3 lašiukai, jie visiškai mums nekenkia. Dar kitas dalykas, jeigu mes kartais tą odos lipidinį barjerą galime pažeisti per daug valydami, per daug naudodami, kad ir aparatą per daug naudodami, taigi galime pažeisti tą odos lipidinį barjerą, bet šitie lašiukai iš tikrųjų visiškai nekenkia ir jie būtent saugus yra naudoti namuose. Tai va, dabar 3 būdai, kaip naudoti Artistry omega lašus. Tai čia labai geras dalykas, visi esam užsiėmę ir tą taikome rutiną. Dabar jau kalbėjom apie lašiukus ir dienos, įsilašinti galima į odos kremą. Dieninį kremą arba naktinį kremą. Bet tas kremas, jeigu dieninis, tai čia galim tik kalbėti apie Luxury, jis neturi turėti SPF.
tą reikia atsiminti, ar ne? Taigi, paimame kremą, su lopetėlė pasikabinam, įdedam lašiukų ir tada truputėlį patrinam ir uždedam. Galima vieną naudoti, bet galima ir įtepti. O šiandien aš kaip tik naudojau toninį kremą ir lašiukus. Susimaišiau, pati susimaišiau. Taip, irgi ant rankos. Žinokit, pojūtis fantastiškas yra. Visiškai kitaip tepasi toninis kremas. Ir jauti, kad labai gerai įsigeria. Labai gerai įsigeria. Ir daug lygiau pasidengia. Toliau. Taip, kokius mitus esame girdėję apie veido aliejų, ar ne? Tai aš pati turėjau sau paneigti tuos mitus, nes aš pati juos turėjau. Man nepatinka veido aliejai, jie per daug riebūs odai. Tokie ir buvo, kokius aš buvau naudojusi, gal kas nors kitą naudojo, nežinau. Bet šitie omega lašiukai įsigeria iš karto ir nepalieka jokio riebumo jausmo. Tai visai nesunku, jeigu jūs norite, galite užsilašinti ir ant rankos, taip pat pamasažuoti, pradingsta aliejaus tekstūra. Ir oda visa švelni ir švytinti. Apie tai, kad neužkemša porų, mes jau kalbėjome, ar ne? Yra nekomodeniniai, man atrodo, neteisingai čia pasakyta, nekomodegoniniai ten turėtų būti. Tai reiškia, kad neužkemša porų, lengvi, dermatologiškai patikrinti ir tinka ir jautriai odai, ar ne? Toliau, kitas mitas. Jau aš naudoju drėkiklį, tad nemanau, kad man reikėtų aliejaus. Tam yra gera priežastis. Kremai ir aliejai veikia skirtingai. Dabar turit įsidėmėti tokį dalyką, kad jūsų odai reikia ne tik tai kremų, bet ir aliejaus reikia, nes jie veikia visiškai skirtingai ir skirtingų būdų. Naudojant kremus ir aliejus kartu suteikiama drėgmė ir apsaugoma nuo drėgmės praradimo. Todėl tai yra tobulas dvejopas derinys, nes visiškai kitaip naudojami yra. Gerai, pasakysiu, kaip jie yra naudojami kitaip. Aliejus veikia odos sausumą. Kai oda negamina pakankamai riebalų, sebumo, mes žinom, su amžiumi tai atsitinka. Kągi padarys, turim su tuo susitaikyti. Negamina pakankamai natūraliai riebalų, tai jie suteikia odai reikiamų lipidų. Ir kad sustiprintų natūralų barjerą ir apsaugotų nuo vandens praradimo. O kremai ką daro? Kremai apsaugo mus nuo dehidratacijos ir vandens trūkumo epidermija. Jūs prisimenat, dėl to taip ilgai aiškinau tą odos struktūrą, tą biologiją, ar ne biologijos sudėtį, nes veikia į kitą sluoksnį. Aliejus veikia į lipidinį odos barjerą, ar ne? O kremas veikia į epidermį ir išlaiko drėgmę tenai giliau, išminkština ir užfiksuoja tą drėgmę. Tai štai taip galėtų būti. Ir jeigu mes galime sakyti, veido aliejai yra pernelyg sunkus vasarą, tai net vasarą mūsų oda gali išsausėti nuo saulės poveikio, nuo oro kondicionierių ir nuo vandens su druskomis ar su chloru. Nepaslaptis, kad nardome tose baseinuose, ar ne, nesisaugome, o paskui sakom, oi, man labai traukia oda. Oi, man tas nepatinka. Tai man turbūt kremas netinka. Bet kur tu buvai? Gal tu baseine buvai, kur to chloro buvo pakankamai daug. Tai va čia irgi toks skirtumas. O vasarą druskingos jūros taip pat panaikina mūsų drėgmę iš odos, ar ne? Ir išlipę galim net iš tų šiltųjų jūrų savo druską nuo kūno nusipurtyti, ar ne? Gerai, keliaujam toliau. Taigi, artistri, patirkime tikrąją hidrataciją, lašas po lašo. Ir jau kai Rūta rodė mums filmuką, gal atkreipė dėmesį, kokie buvo du skaičiai, ypatingi du skaičiai. Atkuria natūralų odos riebalų kiekį 97%.
beveik 100. O odos švytėjimas padidėja 103%. Tai aš nežinau, čia lempos turbūt nelabai mane apšviečia, bet mano švytėjimas tai tikrai pagerėjęs yra. Rūtos apšvietimas geresnis, jinai labiau švyti. Tai štai, tai aš pasakiau, ką norėjau trumpai, aiškiai, nes šitas produktas jau dabar yra mano mylimiausias. Aš dabar norėčiau apie tą video klipuką, kaip tu minėjai, yra iš tikrųjų toks labiau moksliškesnis, informatyvesnis, tai aš pabandysiu dabar pasidalinti su jumis būtent juo. Jeigu man leisit minutėlę viską čia sutvarkyti, tai va dabar pasižiūrėsim. Omega-3 supplements are widely known for supporting heart, brain, and joint health. But did you know omegas deliver powerful skin benefits? Omega fatty acids can benefit the skin in two primary ways. The outer layer of your skin includes a protective barrier composed of oils called lipids that lock in moisture. Applying omega oils topically helps lock in skin moisture from the outside. Dietary omegas support skin health from the inside. Using multiple omegas topically brings the best results for healthy appearance of skin. So when you combine different types of omegas like omega-3, omega-6, those 7 and 9, your skin benefits from all of them. So omega-3 helps soothe the skin, while omega-6 and 7 helps support the skin moisture barrier. And omega-9 helps with dispersing the other omegas in the top layer of the skin. That's why we created Artistry Skin Nutrition Omega Drops, powered by more than 10 plant-based oils, providing all the omegas, 3, 6, 7, and 9 to help skin look healthy. Enjoy long-lasting moisturization, strong skin moisture barrier, and a healthy glow with 99% plant-based omega oil. Taigi va, matėm puikų iš tikrųjų informacinį video apie tai, kaip va šitas produktas veikia. Man tai labiausiai patiko, kad aš va, iš to, kaip ir tu sakei, su tais mitais, kad nu jau man riebiai odai, tai man tikrai nereikia. Ir aišku, aš vis tiek va, nusipirkau dalyką, nes galvoju, nu va, vyras nušalo rankas, tai tepsiu aš jam rankas. Nieko aš jam netepiau, pati savo. Ir įvedžiau labai įdomiai. Man, aš naudoju va, šitą serumą, kuris yra, kaip vadinasi, Aurelija? Koreguojantis. Taip. Koreguojantis. Ir aš va, su šituo kartu dar pasiemu šitą Derma Architect ir tenai, kur funkcija yra Skin Nutrition. Skin Nutrition. Ne, fitness yra kitas. Nutrition, ir aš viską įsivedu į savo tos gilesnius sluoksnius. Ir man tai patiko ir taip tiko. Naudoju, kadangi pas mane riebi oda, tai naudoju 3 lašiukus, ne 6, ant kaktos, ant vieno žando, ant kito. Viską gražiai įsivedu į savo odą. Ir dabar nežinau, ar žinote, kaip tik, kadangi prasidėjo pardavimai vakar, man atrodo, buvo 1 diena, tai aš iš karto jau parodysiu, kad yra pas mus dabar akcija, kur tu gali įsigijęs bet kokį tai kremuką veido, gauti va tokią nuostabią galvos juostą, va prašom pasižiūrėti, kaip čia atrodys, turbūt ne taip, turbūt gražiau, kaip įsidėsiu. Kremuką kartu su aliejum. Jo, va čia yra labai paprasta. Vieną iš šitų kremų įsigyji kartu su šito naujų aliejum, ir gauni va tokią nuostabią plaukų juostą su Artistry logotipų dovanų. Tai va, ir dabar aš turiu dar porą klausimų Aurelijai. Kadangi turiu grupiai pažįstamų, kurie kenčia nuo odos, sakykime, egzemos, nuo odos ten, va, kad niežti oda yra tiek išsausėjus, kad jau jinai yra sudirgus. Tai ar aliejus yra sprendimas jiem? Dabar žiūrėk, tu paklausai tai, ką aš norėjau pasakyti. Šiandien aš turiu beprotiškai didelę slogą. Tokią slogą, kai panosis nušerpetoja, kai atrodo prie jo neprisiliesi, nes čia kai su tarka būtų kas nors pravažiavęs.
Tai galvoju, kaip aš galiu pasirodyti žmonėms dabar su tokia tarka. Tai ką, aš paėmiau aliejaus, paėmiau savo, pasitepiau ir tada su ta kempinėlė, kur yra toninis kremas, ar ne, su kempinėlė tiesiog užtušavau viską ir viskas. Ir galiu pasakyti, kad jokio odos dirginimo nebuvo. Jokio odos dirginimo nebuvo. O prieš tai tepiau su kremais, tai turėjau nusivalyti. Nes kremas labai, kad ir mūsų kremai, tie švelnūs kremai, dirgino šitą mano tą jautrę panosytę. Tai va. Tai va, mano miela draugė, kurie kenčiate nuo odos egzemos ir jums labai čia sausa visur ir net kaklai ir visa kita, tai šitas produktas Aurelija išbandė, gali tau padėti. Taip, labai padėjo man. Ir aš iš tikrųjų dar tikrai naudoju rankom, nes man labai patiko, kad rankom iš tikrųjų. Taip, nes nuostabu ir kaklui irgi tepu. Vat mes su Aurelija, kaip visada, nesusitarę, apsirengėm vienodai. Tai žodžiu, tikrai nuoširdžios rekomendacijos, nekainuoja jisai karvę, jisai visai normali jo kaina. Jeigu jūsų riebi oda užteks jo jum ilgam, plus gausite dovanų nuostabią juostą plaukam ir galėsite atvažiavę pas mus į spa dalyvauti mokymuose apie išplėstą veidos jogos procedūrą. Pradėjo, žinau, kad šitą nuostabi mūsų mokytoja mus pamokyti. Taip, nekantrauju pamokyti. Taigi. Tai ačiū labai Aurelijai, neišeikit iš studijos, atsisveikinsiu aš tada su žiūrovais, gal norėtumėt ką nors palinkėti? Aš norėčiau palinkėti, kad tiem žmonėm, kurie galvoja, kad niekas jiems nepadeda, jų oda yra labai jautri, tai išbandykite šitą aliejų. Ir tada tapsite žvaigždėmis mūsų kito susitikimo. Ir tada mes jūs pakviesime į studiją. Iki Aurelija, o mieli žiūrovai, noriu pasakyti, kad kitą trečiadienį bus labai svarbi mums laida, nes mes pristatysime pagaliau stovyklos programą. Stovykla, kaip matote, bėgančioje eilutėje vyks Druskininkuose, miego spa, miego spa viešbuties 5 žvaigždučių su nuostabiom procedūrom, apie kurias aš asmeniškai pati nesu girdėjusi. Pakviesim į studiją dar vieną svečią, kuris pasidalins apie programą ir nesakysiu, kas tai bus, sužinosite kitą trečiadienį. Tai labai tikiuosi, kad ta sekanti laida ir dar sekanti laida jūs tikrai paskatins pastumti visus planus į šoną ir atvažiuoti pas mus į Druskininkus, susipažinti ir praleisti laiką kartu. Taigi, mielieji, gero jums vakaro, nesušalkit, žiema, kaip žinote, dar nesibaigs, nes žinau, kas kaltas, kas blynų nevalgė. Gero jums vakaro ir sudieu.